Labą diena. Šiandieną Tryras, dar vienas dabartinės Vokietijos miestas su labai dideliu, galingu ir giliu romėnišku prieskoniu. Už mano nugaros matote likučius amfiteatro. Tai yra tas pats, kas Romoje Koliziejus, tik tai čia mažesnis, ne toks kolosalus. Ir Koliziejumi nesivadina. Šiaip ar taip, romėnai, kalbu apie senąją Romą, antikinę, paliko begalinį didžiulį pėdsaką Europos istorijoje, tiek politikoje, tiek kultūroje, tiek ir architektūroje. Apie tą jų kultūrą su tokia kreivoka šypsena ir truputėliu ironijos aš norėčiau pašnekėti šiandien, atskirdamas ją nuo natūros. Vat yra natūra, tai kas yra prigimtis, tas kas yra nuo gamtos, gimdos, ir yra kultūra. Tai yra tai, ką mes žmonės padarėm. Kultas tai yra tai, kas yra pakelta, pakilėta į viršų. Todėl galvojam, taip teigiam, gal ir jaučiamės, kad tai, ką mes padarėm, sukultūrinom, tai yra kažkiek tai geriau. Ar taip iš tikrųjų yra, tai didelis klausimas. Aš manau, kad iš to kyla visos mūsų problemos ir tikriausiai tai ir yra išvarimo iš rojaus metafora. Vat natūroje, rojui buvo viskas labai gerai, o paskui mes pradėjom tą, kas gerai, taisyti. Grįžtam prie amfiteatro ir prie romėnų. Kas tai per kultūra ir ką Roma atnešė Europai? Visų pirma, tai atnešė tai, ką pati vadino Pax Romana, tai romėnų taika, o faktiškai tai savo tvarką, kuri rėmėsi vergyje. Žodis imperijo tai ir reiškia valdymą, valdybą. Tai va tai ir atnešė imperiją. Vėliau visas šitas darinys, žlugus senai Romai, vadinosi Šventoji Romos imperija su centru Vokietijoje, ne kur kitur, tarp kitko. Centras, aišku, visada buvo Roma ir Vatikanas, bet valdymas vėliau perėjo imperatoriaus rankas. Tai buvo vokiečių imperatoriai. O kultūra, visi žinom frazę, duonos ir žaidimų. Tai vat, kad būtų kur žaisti, tai statydavo tokius amfiteatrus. Jeigu graikai savo amfiteatruose rodydavo spektaklius, klestėjo teatras, tragedija, komedija, drama, tai romėnai visą šitą reikalą pakilėjo dar aukščiau, sukultūrino iki skerdinių. Tos amfiteatruose žmonės skersdavo vieni kitus, vadinosi gladiatoriais, nuo žodžio gladijus kardas. Taip pat buvo pjudomi žvėrimis ir ko tik tai čia nebuvo. Žodžiu, kraujas liejosi laisvai, visiems labai patiko ir matyt jausdavosi romėnai nuo to reikšmingi ir svarbus. Vat jums ir visa romėniškoji kultūra. Kad negalvotumėte, kad čia viskas, tai ten dar buvo kitas žodis – duona. Kas tai yra duona? Duona tai yra elementarus angliavandenis. Cukrus. Taip, kai jis yra skaidomas iki cukraus, kraujo cukrus vadinasi gliukozė. Ką jisai daro žmogaus organizme? Kada jo yra, žmogus atsipalaidavęs, sotus, labai patenkintas. Kada nėra, darosi piktas, irzlus ir agresyvus. Angliavandenių poveikis. Atsakėme į klausimą. Kultūra, duonos ir žaidimų. Piktas, agresyvus, išsižudė. Liuks, viskas tvarkoj. Priminsiu, kad kitas romėniškas teiginys, kur irgi tikriausiai daugelis žino, skamba taip. Justitia est fundamentum regnorum. Teisingumas yra valstybės pagrindas. Tai vat Roma buvo visiškai teisinė valstybė. Ir tai, ką jinai darė, laikė, kad tai yra teisėta. Teisė visada yra viena ir ta pati. Tai yra stipriojo teisė. Kol jie galėjo to daryti, tol ir darė. Kai nebegali, tą už jos daro kiti. Šitą temą gal kada pavystysim vėliau. Kas yra pagrindiniai Romos perėmėjai, kas ten statė trečiąją Romą, kas dabar turi senatą, ten ir visokius kitokius įdomius dalykus, kongresą ir panašiai. O šiandien aš manau, kad pakaks, gana. Ačiū, kad buvot kartu ir susitiksime ateinantį sekmadienį. Iki.